Zdarova. Šiandien jums pamokysiu double flipą. Jei norit padaryti double flipą, turit būti gerai atkalę flipą. Be jokių problemų landint, gražiai, lygiai, aukštai. Šitam channel'e galit surasti ir flipo trick tipsą, tad galit laiptelis mokintis iki double flipą. Kojų pozicija turėtų būti tokia. Galinę koją kur nors čia dėk, kad popint stipriau, o priekinę koją arčiau vidurį ir labiau pasukta. Ir kaip važiuoti, kaip žirafas kiesi, tai wow, kaip paukštis skris. Bet kai landinit, kai dramblys nešok, sulaužys teilą. Nelendink. Taip, panašių, kada čia gali sulaužyti kojas. Be to, šiaip jeigu ploni padai gali skaudėti, kai krisi ant varžto. Svarbus dalykas darant double flipą, tikėtis nulendinti. Nes, pavyzdžiui, aš darau ir nesitikiu, kad nulendinsiu ir dažniausiai būna taip. Šoku ant lentos ir taip, wow, kaip jis nuskrend lentą. O tu važiuodams turi tikėti, taip, jis nulendinti. Aš padariau double flipą! Tai sakau, leiskit lentai skristi, taip atsipalaiduok, taip, wow! Stenkis iš pradžių lendinti su viena koja arba tiesiog pažiūrėk, ar lenta apsisuku, nes double flips ateis su laiku. Darant flipą daug kartų nuo 3 nuo 5 laiptų. Jeigu įdomu, kaip daryti double flipą ar slow motion, kaip kojas dėt, pažiūrėkit. Hier, kažkur čia. Sėkmės mokantis double flipą ir aišku, jūs pažiūrėję šitą trick tipsą, jūs jo neišmoksit čia kas be ko. Bet tiesiog skaitinkit, mokitės flipą, tu tarpu išmokysit ir double flipą, nes, pažiūrėjau, aš asmeniškai irgi nesimokinau double flipą. Aš tiesiog važiavau taip, double flips. Swag, gela. Ne, šiaip iš tikrųjų. Skaitinkit, mokinkitės, iš pradžių basicus išmokit visokius. Karočią, čia vaidavo in game ekraną.